Sveiki visi. Pabandysiu pirmą kartą gyvenime įrašyti atsiliepimą. Valdas sako, reikia tuos atsiliepimus rašyti savo. Tai pabandysiu su tokia sąlyga ir rašyti, kad tai būtų priminimas man. Pas Valdą atėjau su poreikiu tokiu, kad krito energija, apskritai, gyvenimo energija, darbo energija, sveikatos energija, viskas pakrito. Ir netikėtai pradėjau ieškoti atsakymų, kur ta energija dingo, kaip ją atstatyti. Ir kitas paklausimas buvo, kad niekaip negalėjau surasti tą veiklą, kuri man patiktų, nuo kurios kaifuočiau, kurią galėčiau daryti nuo ryto iki vakaro ir dar už tai sumokėtų kažkas pinigus. Tai dabar su Valdu mes užsiimam jau kelis mėnesius. Pastoviai stengiuosi daryti mūsų praktikas. Aišku, ne visada pavyksta dėl vaikų, darbų arba šiaip trūksta laiko. Bet ir net darant trumpai tas praktikas, matosi pokyčiai. Ir aš tos pokyčius stebiu per aplinką. Tiesiog reflektuoju, kas vyksta aplinkui ir dabar žiūriu tą aplinką kaip į paveikslą, kuris vyksta, kaip ir savaime vyksta, kuriame ir aš esu dalis to paveikslo, bet ir apskritai žiūriu, kad tas paveikslas man siūlo, kaip jisai atrodo, ar aš noriu įsivelti žaidimą, ar nenoriu. Dažniausiai ten nutinka visokie stebuklai. Tai kaip pavyzdys, tiesiog prieš porą dienų susisiekė su manim mano geras bičiulis, papasakojo apie problemas darbe ir mes kažkaip pasišnekėjom ir sako, davai, ateik pas mane, pabandyk, galbūt man kažko padėsi, pakonsultuosi. Gavosi taip, kad aš šiandien visą dieną praleidau dideliai gamybiniai kompanijai, konsultuojant įmonės pardavimų vadovą, dėliojant procesus. Žodžiu, visą dieną buvau tokiam flow režime, kai mano mintis net nespėjo pasivyti mano veiksmų arba mano kalbų. Gaunasi, kad aš viską, ką dariau greičiausiai iš širdies, dariau visiškai flow režime ir net nespėdavau apgalvoti, ką aš darau. Dienos pabaigoje, dirbant non-stop 8 valandas, kalbant, susitikinėjant, bendraujant, dėliojant, aš net nepavargau, aš kaip tik pasikroviau energiją, neturėjau kada atsikvėpti ir man to nereikėjo, nei vandens, nei valgyti, nieko man nereikėjo. Aš tiesiog visą laiką pasikraudavau energijos nuo šitos veiklos, galima taip sakyti. Netgi dienos gale aš greičiausiai gausiu ir atlygį už tą veiklą ir gaunasi, kad man atrodo, kad aš radau tą veiklą, kuri mane įkvepia, kuris suteikia energijos, kurioje aš jaučiu flow, kur man nereikia apie nieką galvoti, nors aš net negalvodamas, nežinau, eina tiesiog tas dialogas, eina tos žinios, informacija, dėliojasi, visi procesai, viskas labai gražiai dėliojasi ir po to, kai aš klausiu žmonių, kaip jam ar patiko, ką aš apskritai kalbu, dėlioju, tai visiems labai patiko. Visi džiaugiasi tuo, ką aš pasiūliau, kaip mes dėliojam tą strategiją. Tai šiandien gavosi, kad paskui pirmą kartą gyvenime yra pirmoji mano oficiali verslo konsultacija. Jinai man patiko, jaučiu kaifą nuo šito dalyko. Aš manau, kad tikrai nebe Valdo pagalbos ir nebe tų praktikų pagalbos tas dalykas įvyko. Dirbam toliau. Atliekam praktinės užduotis, žiūrim jausmus, bandom valdyti protą, priimti sprendimus ne su galva, ne su protu, o širdimi ir apskritai visą pasaulį praleisti ne per proto prizmę. Tai kai pavyksta tą dalyką padaryti, tada ir atsiranda ta flow būsena. Tai sėkmės visiems, iki.